Ta prasme, garsas iš principo, kai užsikloja, tai sudaro apie 70% filmo poveikio yra garsas. Ir svarbus dalykas, tai čia žmonės specialiai lavinasi, specialiai baiginėja specialybę garso dizaineriai. Video efektai, tai čia oi, video efektai. Tai čia yra ir 3D kompiuterinė grafika. Ir, reiškia, vienas iš pagrindinių instrumentų kameros judesio atsiekimas, reiškia, kamera tracking vadinasi. Aš po to pailiustruosiu, kaip šitie dalykai veikia, ten prisigaudžiu irgi YouTube'uose. Jovimas per spalvą, ten vadinasi chroma key. Po to iš visų šitų elementų susirenka viskas į vieną buterbrodą kompozitingo metu. Iš esmės pasikloja du šitie sluoksniai spalvos ir garsas. Tada gaunasi, reiškias, praktiškai pas mus didžiausia dauguma, reiškias, produkcijai užtenka šito. Ta prasme, istorijos yra tokios, kad, nėra reikalo naudot kažkokius tai ypatingus vaizdo ar kompozitingo efektus ten po to jau ten, ar jo lab 3D. Dažniausiai Lietuvoje reklamos naudojame šitie dalykai. Vaidybiniai filmai apsieina šitais dalykais. Laidos jo labiau. Nu, kartais laidose irgi tenka panaudoti vieną kitą kokį nors gudresnį triuką. Bet faktiškai pagrindiniai dalykai yra montažas, spalvos, postprodukcijai ir garsas. Labai pageidautina, kad koks nors specialistas prisiliestų prie garso. Kartais verta pasiklot kažkokią nuotaiką, muziką po apačią ir montuot pagal muziką. Žinoma, ritmas svarbu labai yra. Montaže svarbu ritmas, labai daug perduoda informacijos per grinai kadrų greitį kaitaliojimus. Ant kiek greitį. Jeigu yra nerimas, tai staigesni pasikeitimai. Jeigu ramu, tai ilgesniais planais paprastai rodo. Dialogas, pavyzdžiui, vienas kitas, ant kiek greitai jie kaitaliojasi, kadrai priklauso nuo emocijos intensyvumo toj scenai. Per tai persiduoda. Gali ramiai žmogus sėdėti, bet galima nervuotai pamontuoti. Aplinkui žiūrovų iš karto kyla nerimas. Kaip ir kiekviena iš šitų sričių, kai viską darai pats, būna, kad nepakankamai giliai išmanai tas sritis kitos. Kažkokia vis tiek labiau prie dūšios guli ir jau čia jau prasideda komandinis darbas visas iš šitos reikalos. Atskirai specialistai, kurie su 3D dirba, nes šiaip reikia įdirbio tuose dalykas. Iš tikrųjų, praktika ir dar kartą praktika. Teoriškai galima daug čia išmanyti visko, bet tik tai per praktiką ateina patirtis. Gerai. Montažas, spalvos, garsas maždaug jaučiasi skirtumas filmo. Iškart jisai buvo toks iš pradžių plokščias, tiesiog po montažo, o po garso spalvos lyg tai toks pasidarė tūrinis, kai garsas, muzika susipė. Emocija prisipūtė visas tas dalykas. Toliau po truputį galima pereiti prie lengvų specefektų, reiškias, zonos. Čia taip vadinama technika trackingas, atsekimas judesio objekto kadre. Šis linukas šitoje vietoje realiai buvo nufilmuota viena nuotrauka statiška su akim. Pagal akis, reiškias, yra ta technika atsekimas judesio. Iš 2 taškų jis gali skaičiuoti pasvirimą, reiškias dydį. Ir užlipdymas ant viršaus galvytės dainuojančios, kurią aš nusifilmavau atskirai, stambių planų. Ir ten atkarpiau, reiškias, irgi gan grūdai. Aš buvau mėlynam fone nusifilmavęs, kad iškirpti švariai, bet pagalvojau, kad atrodys, kad geriau atrodytų, reikės būtų iškirptas iš popieriaus, kaip ir visi šitie dalykai. Pusiau rankiniu būdu aš karpiau. Pirmas etapas buvo iš visos tos nufilmuotos medžiagos tiesiog susimontuoti visą tą klipą. Labai supaprasta kamerytė, čia visiškai namudinis klipas. Mes su chebrytė suėjom, pas Algį Kriščiūną ten tokį panelės fotografo studijų, reiškias, jie ten padarė visą tą dekorą, toks kartoninės sienas nulipdomas, reiškias, vienoj pusėj spalvotos, kitoj ne. Reiškias, padarė, lėlytės padarė šitų
prifotkintas ant vielų tiesiog. Nu, sakė, nu kas dabar eis čia į svečius pas Linuką. Nu tas, nu gerai, filmuojam, va turiu making ofą šitą dalyką. Ar Lina nori vietą parodyti? Šis atsitraukimas, ten yra bendro plano, va šičia. Iš rankos visiškai nufilmavau. Yra ten postprodukcijai po to galimybė stabilizuoti kadrą. Su drebančia ranka aš nufilmavau, kadras taip vaikščiojo ir po to stabilizuoti kadrą ir apipjauščiau aplinkui. Jinai stabilizuoti. Matot, ta prasme, kadras nedreba, bet vat, viršutinis kraštas pavažiavo. Proceso metu, reiškės, paimamės, tarkim, šitas taškas, kad būtų stabilus, o kadras slankėjasi aplinkui. Nes paprastai juda objektas kadre. O čia po to praskaičiavimo, reiškia, objektą pasigauna kompiuteris ir gaunasi, kad jis slankioja kadrą, kad tas vietos stovėtų. Pirmas tas atsitraukimas, reiškia, stabilizuotas. O po to buvo, reiškia, apipjaustymas. Visą tą foną mėlyną apipjauščiau. Čia toks irgi gan imlus rankų darbas buvo, vos ne po kadro. Čia toks pirmas bandymas Linuką įpjauti, iš mėlynos spalvos išpjauto. Per gerai pjovė, nu dabar per gražiai išpjautas jis čia gavosi, po to aš rankom jį pjauščiau, kampuotos linijos būtų lyg su žirklėm iškarpyti. Čia pirmas bandymas pritrekint. Čia žargoninis terminas pritrekint. Galva yra nufilmuota atskirai, mėlynam fone. Reiškias, vaizdas yra tiesiog nuotrauka su išpūstom akim, statiška viena. Ir panašiai tokia nuotrauka. Ir procesas, kadras juda. Aš programą, yra tų kompozityvo vadinamų programų, ten After'į vieną garsiausių, tokių mums prieinamiausių. Aš naudoju Apple'uose, reiškias, Apple Motion yra tokia programa, labai geras trackeris. Reiškias, dedi vieną atsekėję, reiškias, trackerį ant vienos akies, kitą ant kitos ir paleidai. Ir jisai pagal tą paveiksliuką, reiškias, paveiksliuką jisai bando pažiūrėti, kur link juda tas paveiksliukas ir atsekinėja judesį. Tik iš kadro į kadrą jis atsekai ir po to pasakai, pagal šitą judesį, kitam sluoksnyje uždedi galvą judančią, pasakai, kad judėsi tai. Ir, reiškias, ir ta galva kitam sluoksnyje juda lygiai taip pat kaip kamera, reiškias. Aš prikabinau, reiškias, galvą dainuojančią, akis prie akies maždaug. Ir jisai, kadangi du dalykus sekė, jisai sugebėjo man ir pasukimą išskaičiuoti, ir jeigu kamera atitolsta priartėja, reiškias, tarp jų atstumas keičiasi, irgi didina, mažina. Ten tiesiog vieno mygtuko paspaudimo klausimas. Aš ten nufilmuota buvo su panašia kamera, normaliu greičiu, aš po to palėtinau kadrų dažnį, kad jis toks būtų labiau animuoto vaizdo. Kad būtų ne 25 kadrai per sekundę, kaip video, bet 12 kadrų per sekundę. Toks tik. Žargonu taip vadinamas strobas. Kai matosi, kad truputį toks scenoviško kino efektas gaunasi. Toks neva nuotraukos animuotos efektas gaunasi. Su minimum priemonių namudiniu būdu, skaitau, toks visai nieko mažo biudžeto gavosi klipukas. Kitas labai didelė labai sritis yra apskritai kameros judesio išskaičiavimas. Nes kaip dabar tas kadras yra lipdomas šiuo metu. Specefektai, ypač su 3D grafika, koks monstras laksto gatvėmis, ne? Principas toks nufilmuoja, reiškias, planą, kažkokią tai, su judančia kamera, tarkim. Išskaičiuoja tada kameros judesį trimatėj erdvėj. Yra ten algoritmai, technologijos, ten Sicilio universitetai prie to dirbo technologijų. Principas panašus, automatiškai pasigauna programa daug taškų kadre ir bando atsekti jų judesį. Ir kadangi jų yra labai daug, jinai sugeba išskaičiuoti iš jų trajektorijų ir gylį kadrų. Reiškės, po to tą informaciją, jeigu mes perkeliam į trimatės grafikos programą, tai ta virtuali kamera, jinai irgi gali lygiai taip pat judėti kaip reali kamera.
Tai reiškia, mes susianimuojam kažkokį balvonėlį, toj trimatėj programai, jį tiesiog po to pasiimam, įsikeliam, reiškia, pasidedam ant savo to filmuoto vaizdo, kur reikia, ir jisai, reiškia, juda lygiai taip pat, kaip ten buvęs. Aš prabrauksiu labai greitai. Yra kažkokia programa SynthEyes, Synthetic Eyes. Būtent šitą vietą, kur dabar išskaičiuoja judesį. Daugmaž automatizuoti tie procesai, žinoma, ne visada jie automatiškai suveikia, kartais rankų darbo reikia įnešti. Va, programa pasigavo kažkokius atraminius taškus, jisai atrodo lyg tai būtų tenai buvęs nufilmuotas. Čia tokia viena iš pačių galingiausių technologijų dabartiniu metu. Būtent leidžia labai organiškai įpjauti su judančia kamera visokius, nebuvusius kadre elementus. Žodžiu, kombinuojasi technika kameros judesio atsekimo ir pjovimo per mėlyną. Mergaitė pereina per tėvelį kiaurą. Iškės žalia medžiaga. Pirmas kadras tėvas klaupiasi, po to įpjauna į foną langus naujus šviesesnius. Yra dar atskira disciplina, rotoskopingas vadinasi, kai yra judantis kažkoksai tai objektas kadre, paišyti apipjovimo liniją. Apipjovimo liniją, kad po jo galima būtų pakišti kitus daiktus. Tai va šiuo atveju panaudota ta technika rotoskopingo. Tarkim, vienam fone žmogus nufilmuotas, ne žaliam pavyzdžiui, kur reikia rankom tą padaryti. Tai kartais dažnai po kadrą daro, dabar atsirado labai automatizuotų priemonių, va šitam afteriuose, ten iš vis stebuklai kažkokie tiesiog paimi kontūrą, tokia riebę storą liniją apvidžioji kontūrą ir jis maždaug 80% patikimumu maždaug čik iš kadro į kadrą išskaičiuoja tą apipjovimą. Tai aš pažiūrėjau, tai magija man visiškai. Lodai va, tėvukas reiškės, po to toj pačioje vietoj pakišo žalią foną ir atskirai nufilmavo mergaitę, apsikabinančią. Žalias fonas tam, kad ją galima būtų išsipjauti, va čia yra, plačiausiai taikoma technika, va kažkokiam žaliam arba mėlynam fone naudoja išpjauti žmogų. Pagal spalvą, ta spalva pasidaro permatoma, lieka tik tai mergaitė. Žalia spalva dėl to, kad žmogaus šiaip kūne nėra žalio atspalvio dažniausiai, tai nepaima. Ir mėlynas irgi mėlyno dažniausiai nebūna, išskyrus mėlynamos. Bet toj pačioj vietoj mergaitę nufilmavo, kad apšvietimas toks pat būtų. Nes kartais filmuoja visai kitoj vietoj, tada atkūrinėja apšvietimą, kad, nes akis iš principo pasąmonę pastebi visas kliurkas. Taip, akis gali nepastebėti, tu taip čik pažiūri, tipo, fainai, bet kažkas ne taip. Žiūrėt po kadrą, ir žiūri, išlenda kas nors, ne taip, kokia ranka pasislepia ne vietoj, ten nusipjauna ar kas nors, ant greito efekto. Tai va, to jausmo irgi darant va šitus visus pokštus, o mergaitė išpjovė ant juodo tam, kad galima būtų ją padaryti permatomą. Nes kai tu jau turi išpjautą kažkokį tai objektą, tu ten su juo gali daryti, ką nori. Žinoma, jiems reikėjo gerokai pavargti, kol jie pritaikė tą judesį, ten matyti tikrai ne iš pirmo dublio jiems tai pavyko. Iš principo visada, kai kyla noras kažką tai padaryti tokio suktesnio, su specefektu, visada reikia savo paklausti, ar tikrai to reikia. Nes kaip taisyklė to nereikia. Galima išgauti mintį, perteikti galima ir kur kas paprastesnėmis priemonėmis. Tokius bairius daryti reikėtų tik tada, kai tai tikrai padeda perduoti kažkokią mintį ar idėją.